Jurgitos istorijai reikėtų visos laidos. Ir dar daugiau. Mergina dar pati, būdama vaiku, tapo mama. Bėgo nuo sudėtingos situacijos namuose ir staiga buvo priversta suaugti. Per greit ir per sunkiai. Kaip tu išsilaikei? Nes lengva tau nebuvo. Aš neturėjau tos minties, kaip dar seniau socialinė darbuotoja tokia buvo pakalinė. Ji man siūlino iki metų laiko palikti vaikus vaikų namuose ir jau po metų aš galėsiu juos pasimti, jau pati būsiu kažkiek suaugusi. Sakau, ne, aš žinau, jei aš paliksiu, juos kažkas įsivaikys ir aš jų niekada neatgausiu. Net nekilo tokios minties, kad aš juos kažkur palikti galiu. Nes svajūnas labai sirgo, mažiukas jam buvo pripažinę meningitas smegenų kažkaip ten. Auglėmis, kai nužemė ligonis, tai įsekęs visiškai buvo nuo tų vaistų. Jis tik verkė ir verkė. Ten vaiko nebuvo, aš po parašo jį pasiėmiau namo ir po šiai dienai jis sveikutukas vaikas. Tiesiog nebuvo tokios minties, kad kažkur palikti tuos vaikus. Sakau, aš atsisėdavau pagalvę, verkdavau, bet praeina tie nervai ir vėl prie tų vaikų grįžti. Kaip tu pažiūrai į vaikų, tai jeigu pasigimdyti, tu ir turi jų rūpytis, čia ne šunukai, kad tu juos kažkur numestai, paliktai. Kažkaip nebuvo tos minties. Iš kur tu pati tokia stipri? Nes nežinau, gal tiesiog aš palyginau savo gyvenimą ir savo mamos. Mano mama labai sunku gyvenimą gyveno. Ir tėvas smurtavo. Ir aš sakau, kaip bebūtų, bent jau mano meilės vaikam netruktų. Tik aš ir liktau viena be vyro, nes iš tiesų buvo taip, kad ir skirtis norėjau. Ir tiesiog prieidavai prie ribos, bet aš žinau, kad aš kiek galiu vaikam tiek duodu. Kiek gali man tie vaikai padeda. Ir kiek galiu tiesiog, nežinau, jo, nebuvo tada lengva, sakau, ir verdavau, ir vyras girtas pareidavau, ten visko buvo. Kažkaip pasakau, atsigulė, įsiverkė ir vėl kažkaip eini pirmyn. Tiesiog padrasydavo viena sesuo, kita sesuo. Kažkaip, drąsiai, tai būtų. Tai visa parama buvo seserys, nes aplinkui, aš iš vyro neturėjau tokios paramos, kokios aš norėjau. To palaikymo nebuvo tokio. Jurgitos turtas 4 vaikai, dvyniai sūnūs ir 2 dukros. Visi kalbinti aplinkiniai tvirtino, jog tai, kad Jurgita apskritai sugebėjo išlikti, nepaslysti ir auginti vaikus, yra puikus pavyzdys. Tvarkinga šeima, gera šeima, prižiūrinti vaikus. Vaikai pavalgę, nepiknaudžiaujantį alkoholiu, stengiasi tvarkingai, gražiai gyventi. Nėra iš tų šeimų, kurie pastoviai kažko reikalauja, pastoviai nepatenkinta tuo savo gyvenimu. Iš tikrųjų, ne. Jie stengiasi patys ir dirba, kiek yra galimybė, darbus turėjo, dirbo. Neturėjo darbų viešuose darbuose įdarbinti, buvo irgi dirbantis, buvo niekada neatsisako ir dirba, stengiasi. Tai tikrai rūpestinga mama. Mama, manau, kad ir tvarkinga, nes vaikai visada švarūs, tvarkingai, kad ir prastesniais drabužėliais, bet tikrai švariais aprengti, patys švarūs, sušukuoti. Tikrai matosi, kad tvarkinga mama. Ir mama myli savo vaikus, nes kiek gali, tiek bando neatsilikti nuo kitų, nes ir į ekskursiją važiavom, leido, ir jeigu šventė kokia būna, tai įdeda lauktuvę vieną kitą atsinešti kaip ir kitiem. Iš paskutiniųjų, nors matai, kad tikrai labai sunku, bet mama ir rūpestinga, ir mylinti savo vaikus, ir tvarkinga moteris. Toj šeimoje yra sunku, su pinigais tikrai labai sunku. Jie dabar net ir patalpas nuomojasi, kur gyvena. Tas žmogus išvykęs į užsienį kažkur. Tai kiek jie ten moka, ar jie ten iš vis moka, ar nemoka, tai negaliu pasakyti, bet kad sunku gyventi, tai tikrai jiems sunku. Aš įsivaizduoju, kad vyras turi neger šeimoje, kad turi pakankamai aprūpinti ne žmoną, nors vaikus. Pakankamai turi aprūpinti, kad jiems nieko netrūktų. Kaip tu dabar verties ir kaip tu dabar išleidai 3 vaikus į mokyklą? Juk reikia rūbų, reikia kuprinių, reikia mokyklinių prekių. Vasarą uogauju ir iš anksto nupirku vasarą. Kuprinės nupirku kokias 2 naujas, kad būtų ilgesniam laikui. Per metus sunešioju vieną kuprinę. Pavyzdžiui, sūnus, tai jis labai saugo rūbus ir batus saugo ir kelnes, jam ant metų 2 džinsų užtenka.
Dukra kitokia yra, ji daugiau nori, ir jaunėlio nori, ir tą. Tiesiog vasarą uogaujam ir kažkiek per kitų dalykų. Skiria savivaldybėm pratybų pinigėlių, ten kažkiek priklauso vaikam. Maitinimą gauna. Jo, aš taip nenuperku, ką jau ten daug ko reikia, bet kiek galiu tiek. Ekskursijas, kad ir skolinomis visą laiką išleidžiam. Visą laiką. Nebuvo taip, kad nevažiuotų. Kalėdus būna mokykloje, pinigus renka, ten neša. Visą laiką duodam. Uždeda, atiduodam. Sesės padeda, ten rūbų kažką nuperka, duoda ir pinigų. Būna taip, kad ir apmoka už varžybas, ten sūnaus padeda trupučiuką sesės. Tai žodžiu, tu iš tikrųjų labai stengiasi ir labai nenori, kad vaikai išsiskirtų. Ne, nenoriu, nes aš žinau, kai aš ėjau mokyklą, mes skyrėmės, mes neturėjom to, ko kiti vaikai turi. Būdavo, kad iš tiesų ir ten batais daliniesi su sesėm ir panašiai. Ir aš žinau, kad kai aš pasgimdžiau, sakiau, aš kaip bebūtų, gal ten reikės kažką daryti, dirbti, nežinau, bet aš vaikus išleisiu tai, kaip pridera mamai, kad nebūtų vaikam gėda. Kokie pinigai tau yra dideli? Tau 10 litų yra daug? Nu šiaip, tai šį dieną tai yra daug, nes ir už to 10 litų reikia dirbti. Kai vasarą visą dieną uogauji ir gauni 30 litų ir tu įvertini tai, vaiką reikia pratinti nuo mažų dienų, kad jis įvertintų tai, ką jis turi. Kad įvertintų gal tėvų pastangas kažkiek tai. Nes jau nėra tokie maži, kad nesuprastų, jie supranta, kada yra sunku. Tiesiog. Pasako ačiū, kai kažką ten nupirkė jam. Jie kiekvieną sykį eina į mokyklą, pabučiuoja, ir pavalgo, ačiū pasako, nupirki irgi ačiū pasako. Vertina, iš tiesų vertina tai, ką nupirka. Ne tai, kad vertina, ką aš nupirku, bet ką ir svetimi duoda, jie vertina, jie saugo, moka saugo. Kaip jūs namuose tvarkotės? Ar reikia mamai padėti, ar prižiūrėti sesę? Nu, kokie tavo darbeliai namie? Ką padedi mam? Aš mamai padėsiu prižiūrėti sesę, užmigdau. Pamaitinu, prižiūrau, neverkia, tai duodu špaklą, jai užmignu ir taip toliau. O kokius indus padedi suplaut mamai kartais? Ne. O pamokas pats paruoši visada? Jo, bet ir mama padeda. Bet ne dėl savo skurdžios buities Jurgita į mus kreipiasi. Vaikams jį sugeba duoti viską, kas tikrai būtina. Pramogas aukoja, nes nėra iš ko jų nupirkti. Bet užpernai vasarą įvykusią avariją iš Jurgitos atėmė ir tas minimalias pajamas. Sūnus važiuodamas gatve netyčia nesuvaldė savo seno dviratuko ir atsitrenkė į mašiną. Vaikas liko sveikas, tačiau automobilis buvo smarkiai apgadintas. Šiandien dienai kokios yra tavo mėnesio pajamos? 300 litų. Kiek tu sumoki į draudimą? 206 litus. 600 pertimus. 200 litų. Tau mėnesio lieka 100 litų. Taip. Kaip tu išgyveni, kaip tu pramaitini vaikus? Tai va taip, už tą 100 litų susimoku vandenį, elektrą, šiukšlės. O ten tiesiog net neliekam pampersų mergytei. Sesės padeda. Sesės, ten močiutė padeda, mama kiek gali tam padeda. Kaip maitiniesi? Gaunu tos produktus nemokamus. O tai vyro tėvai buvo, bulvių ten atveža kai kada. O taip ir gyvenu. Turiu draugę tokią gerą, irgi padeda. Tiesiog pusseserė yra iš tėvo pusės, tėvo kraštdukra irgi padeda. Vat kažkiek palaiko, nes taip ir gyvenu. Jo, jau ten nenusiperkam ten kokių prabangių, bet ten nėra tai, kad visiškai skurdžiai kažkiek gyventum. Nu padeda, bet jo, ten kažkaip tai. 100 litų mėnesių yra ne visiškai skurdžiai. Nu, aš nežinau, aš kaip palyginu, kad žmonės, kai kurie visai be pinigų gyvena kažkaip. Jo, skurdžiai iš tiesų yra, nes kai reikia vaikam į mokyklą pratybas, ten per to pratybos iš tiesų dar yra nemažos kainos ir va sūnus ir batų neturi, reikia nupirkti, jau išaugo. Tai va seserys gimtadienio progai striukę nupirko, nes neturėjo. Tai, nu, aš nežinau, kažkaip, nu, bet vis tiek gyventi reikia, kažką daryti reikia.